Labas. Prašymas, užsakymas eilinį. Kažkas paprašė. Nusižudė krepšininkas. Aš į priekį paskui, aš nieko nežinau, nei apie tą krepšininką, visiškai nesidomiu krepšiniu, senai jau daugybę metų, visiškai nežiūriu televizorius daugybę metų, nieko apie jį nežinau, čia tik tai gaunasi įdomybė tokia. Sako, kad jis buvo, ten sėkmingas krepšininkas. Čia turbūt daugybės vyrų svajonė, jaunų vyriukų, bakuriukų svajonė padaryti tokią karjerą, tapti sėkmingų krepšininkų. Tai viena iš puikiausių atrodo gyvenimo savirealizacijų vyriškų. Jis paėmė ir nusižudė. Kas čia per nesąmonė? Pažiūrim, sako, gal tu gali, sako, padaryti psichologinį portretą to žmogaus. Ir sakė, jo vardas kažkoks, aš net nežinau, dabar Google'ai paklausi. Nusižudė krepšininkas Timothy. Ar taip tura? Aha, Tima, va. Išmetė, gerai. Išmetė dabar tokį. Na, žiūrim. Atsidariu Tele3. Žiūrim iškart į veidą, bet šiandien ant karsto uždėta nuotrauka Tele3, TV3 LT puslapis. Iš čia šlaidotuvių, matomai jau. Tatuiruočių prisidaręs. Tai jau iškalbingas dalykas yra. Tai yra jau, sakykime, tikrai nestiprios psichikos žmogaus požymį tatuiruočių prisidarimą. Taip, toliau, ką dar žiūrim? Veidą. Čia kas norėsit patys pasitirinėsit. Čia kaip ir veidoti yra ta, žinai, įmanoma. Plaukai balti. Man toks jausmas, kad tie plaukai nudažyti čia. Peroksidu kokiu ar kuo, balinti plaukai. Abejoju, kad čia natūralūs bus šviesus plaukai. Tai vienas iškalbingas dalykas, vyras, kuris dažosi plaukus, blūkinasi į baltą spalvą. Tai ką tai galėtų sakyti? Kaip čia paprastai pasakys. Trapi vidinė tikrovė, moteriška greičiausiai vidinė tikrovė. Kas dar pasižiūrim, kas čia parašyta? Bet čia kaip prašote iš spauda šitą mūsų vadinamą, kad tragiškai žuvo. Nevartoja žodžių niekur, kad nusižudė. Tai čia jau mūsų iškrypėliška šitą žiniasklaidą. Tragiškai žuvo. Yra tipo ta prasmė dar, kad kuo mažiau vartot, kalbėt, žinai, apie savižudybę, nes tai tipo skatina kitus žudyti. O čia vėl įdomi, didžiulė subtilybė yra. Ypač Lietuvos žmonių, kurie čia užima pirmaujančias, jeigu ne pirmas vietas, pirmą vietą tarp savižudžių pasaulyje pagal statistiką. Tiksliai nežinau, bet buvo toje statistika, tai metus apie 1000 Lietuvos žmonių nusižudo. O tokia čia mūsų ta tauta. Tragiškai žuvo rastas kūnas. Vos kelias valandas surinkta. Ir viskas. Tai toliau pažiūrėjom, kas dar parašyta. Iš ko mes dar galim pasidaryti kokius nors analizės. Aišku, mes galim bandyti daryti kažką analizės iš tos tatuiruotės, bet čia ant rankos tik tai tatuiruotė. Bet man tas žmogus, kuris kalbėjo, kad šitą padaryti analizę, sakė, kad jis prieš mirtį dar tipo, prieš nusižudant, dar per visą nugarą pasidarė kažkokie, tai ten kažką ten su kažkokiu alkoholiu, su kažkokiais simboliais kraupekiniais. Čia nuotrauka šitą sunkokai gali būti objektyvi, nes objektyvi vadinama veidotyra analizė žmogus įmanoma realiai, žinai, daugiau iš
kai veidas yra natūralus, ramus, ramiai žvelgiančia. A kai jis reiškia kažkokias emocijas, ypač džiaugsmo, tokį kažkokią ten sunku iš po to išlūpti objektyvų, žinai, žmogaus aprašymą. Nu, pabandom dar pažiūrėti kitus šaltinius, kas ten. Bijau, kad čia bus kas ramu. Čia jau Lietuvos rytas dabar rašo. Ai, va, dar nuotraukos į Latviją. Jo, aš buvau teisus, matomai. Va, čia jau kita nuotrauka už aikštės ir jau plaukai pas jį nebe tokie, nebe peroksidinti, nebe dažyti. Ir čia veidas daugiau veidas jau matosi natūraliai padarytas. Ai, kas matosi dabar man, sakykime, ant to veido, kad vidinė jo tikrovė yra stipriai komplikuota. Nors čia nerami būsena veido, bet iš va tas formatas, tipažas, aš sunku apibūdinti žodžiais, jau tą tikrovę dabar vadinama gal, žinai, kokį sąmonės savimonės aspektą prasme. Tai yra, matai, ką reiškia tas sąmonės savimonės aspektas? Tai yra gebėjimas savimoningai, susivokti, savikontroliuoti, savimoningai vertinti savo minčių eigą, savimoningai vertinti savo jausmų eigą vadinamą. Ir tada, matai, kai tu eiga, tai eiga nespontaniška tada, jinai būna kontroliuojama, prižiūrima. Ir matai, už tam kontekste, reiškia, kad po šitą žmogų gebėjimas savarankiškai, savimoningai prižiūrėti savo minčių ir jausmų eigą yra ribotas. Jisai lengvai pasiduodantis įtakai. Vėl sakom, trapumo požymis yra. A tai ką reiškia automatiškai? Kad šitam žmogui sunku būti, prisitaikyti, jam reikia, tokiam žmonėms kaip taisyklė dažnai reikia kažko stipraus, jie norėtų būti prieš kažko stipraus prisiglaudė, galbūt prie motinos, galbūt prie tėvo, bet klausimas, ar tėvas irgi nebuvo trapus. Iš kažkur tai tas paveldas greičiausiai eina. Dabar pažiūrėjom, ką rašo spauda. Tai va tai. Plius, matai, va šitų tatuiruočių prisidėjęs, prisivaręs, čia yra kaip tik dar liudijimas, supranti, kad žmogus, jis vyras, atrodo, sportininkas, sėkmingas, turėtų būti, jau kaip ir savipakankamas, bet ne, reikia dar prisipaizdėti paveiksliukų kaip mažam vaikui. Tai yra imitacija, dažniausiai praktiškai visada, ypač kai tai daro vyrai, tai jie kūrė savo, imituoja jėgos papildymą tokį, jis tada jaučiasi kaip ir stipresnį. Čia lygiai tas pats, kaip pasakyti, antpečius, aš buvau kažką daręs anksčiau apie tatuiruotės filmuką, žinai. Dėti antpečius, kažkokią uniformą ir vaikščioti su tatuiruotėm, kaip visada vaikščioti su uniformu, kas turėtų man priteikė galių, jėgų, kažkokių tai pranašumų. Tai čia imitacija yra to, reiškia, žmogus buvo trapus. Vidiniai sątikrųjų buvo silpnas. Pranešau, buvo rastas Pakaukščio laiptinėje, tai gulėjo telefonas, kai man parašyta žinutė, paskambinkite Anai. Tai man sakė, kad jis turėjo kažkokią moterį už save vyresnį. Tai paviršutiniškas labai detalės, bet yra, tame ir yra įdomybė, kad aš sakau visiškai nieko nežinau apie šitą žmogų ir apie jo realybę. Ir va taip ekspromptu tada prieini pribėgom. Aš tik dabar ir įsijungiu, pažiūrėjau, pirmą kartą matau jo nuotrauką. Kaip jisai žiūrisi. Timo gulėjo telefonas, prieš paskambinkite Anai. Tai kam jis norėjo paskambinti greičiausiai? Jo šioje realybėje, gal sakykime, ekstremalioj, kriziniai realybėje, svarbiausiam žmogui, Anai. Čia paskui dar kas yra svarbu suvokti, susigaudyti, aišku, reikia žiūrėti, kiek jis ten vartoja, dar kažko privartoja. Tai žudosi tipiškai, čia yra tipiškai, dažniausiai. Nekalbam apie psichinių ligų atvejais, įsivažiavusių ten, sakykime, įsismaginusių psichinių ligų atvejais ten, žinai. Čia va taip žmonės, vyrai žudosi tada, kai jie netenka gyvenimo prasmės.
Gyvenimo prasmės jie netinka tada, kai netinka to, kas jam tą gyvenimo prasmę ir darė jo, bent jau įspūdį, iliuziją, patikėjo, kad tas ir yra jo gyvenimo prasmė. Ir kaip taisyklė tai būna, dažniausiai tai būna moteris, kai kam būna tai pinigai, bet pinigai būna netiesiogiai. Pinigai būna tai, kas per ką galima gauti, tada va, į tą, pavyzdžiui, pageidavimą moterį, garbę, šlovę, suprantate, būti priimtam. Priimtam, vertinamam, gauti hierarchinį statusą, vėl gauti gyvenimo prasmę tokiu būdu. Čia greičiausiai paskambinkite Anai, prieš savaitę jūs išsisė, o! Garbė žodis, aš nieko nežinau. Prieš savaitę Latvijos išsiskyrė su kem 2 metų dainininkė Ana Setkova, su kuria Tima buvo susituokęs 2000-aisiais. Ir va, matai dabar, pažiūrėk, kas yra. Faktas, kad ta moteris buvo iš vyresnė. Tai reiškia, mamytės sindromas yra. Jam, sakom, jis jautėsi silpnas, jis neteko ne tik mylimos vadinamos moters, jis neteko mamos, jis buvo stumtas mamos dar. Все, nebenori gyventi, nebėra prasmė. Čia jau reiktų tada žiūrėti, lysti į vaikystę ir pažiūrėti, kokie jo santykiai buvo su savo motina. Ir čia gali būti 2 versijas, visiškai priešinga. Viena dažniausiai būna, kad jis buvo mamitukas, lepinamas, pririštas, prilipdytas prie mamos, mama visą laiką buvo mama, visur mama rūpinosi, suprantate. Ir tada jie dažnai sugeba, pavyksta jiems, tarytum, padaryti tokį pakeitimą, perkelt, per projektuoti šitą poreikį į atsiradusi gyvenimo moterį, į vyresnę kaip taisyklę. Į vyresnę moteris, kuri gali jų rūpintis, jį prižiūrėti. Iš čia vėl nuoroda į trapumą ir tai, kad toks vyras, jisai dažniausiai yra negebantis rūpintis nieko ir kitais, tame tarpe, bet net savimi. Jam reikia mamos. Ir mes sakom, jis negali prisimti atsakomybių, įsipareigojimų už kitą žmogų. Negali, tiesiog, jie to nemoka, jiem tai nesgauna. Ir tiesiog pasąmoningai jie ieško vyresnės moters. Čia toliau matai, kas dar būna, kokie bairiai dar būna. Sakom, kaip priešingai visiškai būna. Kad kaip tik, kai trūko mamos rūpesčio, bet čia ritesni atvejai, jie sudėtingesni, komplikuotesni, priklausomai nuo asmenybės. Tai kai trūko, nebuvo mamos ir kai atsiranda kažkokio tipo jo mama, kurios jam visada trūko, ta kompensacija irgi būna žiaurus įsikibimas. Bet čia ir skaupmi, tokie sudėtingesni, retesni atvejai. Na tai va, kas dar žiūrim. Patvirtino vykstant į Rusiją, esate apgailėtini, nieko blogo nematau. Čia prasidėjo politika, klėdėjimai, žinai, kad Rusija žaidė šitų vemalų, tiesiog rusofobinių mes čia neanalizuosim. Pirmasis Setkovas šventė gimtadienį, krepšininkas moterį pasveikino jautrių vaizdo įrašų socialinėme tinkle Instagrame, kuriame buvo jos jauniausias sūnus Vektoras. Dar kartą pažiūrėjau. Šventė gimtadienį, krepšininkas moterį pasveikino jautrių vaizdo įrašų socialinėme tinkle. Tai čia gal tik tai žinai, ką reiškia jautrių, pasveikino, jis sako paliko, įsivaizduoju. Tai tada jis beldėsi visais įsimanomais įsivaizduojamais būdais, kaip pagauti jau už dėmesį, už jausmų, kad nors, čia kaip tipinis atvejis būna, bando tą mamą visai susigrąžinti, ten ant jausmų lipa, ant sąžinių, grasina savižudybėmis, tada tas mažas vaikas, tas didelis vyras, bet mažas vaikas, kad mamytė išsigastų, pasigailėtų. Tarp kitko, aš pats turėjau savo konsultacijų, sėkui, daug tokių atvejų, sakykime, nesakyk masiškai, bet, sistemingas atitinkamas toks procesas yra, kai moteris ir išlieka, pabūna dar, žinai, kurį laiką bent jau, vien tik dėl to, kad vyras grasina nusižudys, jeigu
jinai jį paliks. Suprantate, jis šis, jeigu paliks, tai aš nusižudysiu. Jinai ateina, sako, pokalbį, koncertą, sako, aš nežinau, sako, aš bijau, sako, jis, sakė, bijau paliks, sako, jis nusižudys. Sako, tai kaip tu įsivaizduoji, užuojautos ir baimės, kad jis žudys, tai įsivaizduoju, kad tai gali išlaikyti jūsų santykius. Tai labiau, ta akis jis visiškai jau tada puola, degraduoja, autoritetas visiškai krinta. Jis tai junta, tas vyras junta, kad jis nebeturi kuo ir kaip ją išlaikyti prie savęs. Toliau, tas pačias, kur jų Timo buvo išsiskyręs, jau matai savo, Timo buvo jau išsiskyręs apie 20, pasak pačios Sviatkovos, jiedu su Timo išsiskyrė apie 20 kartų ir vis susitaikydavo. Matai, susitaikydavo, bėga, grįžta. Sviatkovai buvo trečias vyras. Tai buvo trečias vyras. Trečias. Tai čia toks oficialus vyras, tai taip gal tų nuotykinių kokių ir daugiau ten buvo pas ją. Tai reiškia, niekaip prie jo negalėjo labai prisirišti, įsikibti, pradėti. Garsus Baltarusijos publika, kuris mirė prieš 40 metų, verslininkas kažkoks buvo, supratė. Taip, jinai jau, sakykime, turėjo patirties, sakom, su vyrais ir jam greičiausiai nepavyko nieko padaryti. Jinai plius, jeigu jinai ten dainininkė, žami, savarankiška, turi pinigų, lėšų, jinai niekaip nesikibo, nesilaikė jo, supratė. Tokia moterį, kaip taisyklė, gali išlaikyti tik tai, kaip tik atvirkščiai, stiprus labai vyras, suprantate, kuris būtų vertas jos pagarbos, autoritetam jaustų to savo vyru, matytų jame tėvą, kaip tik galinti ją rūpintis, gal jie nelabai gal reikia, bet moteriška prigimtis ir norėtų, kad ją rūpintųsi kažkas. Čia šitas žmogus tikrai nebuvo tas. Žaidė, iškovoja, čia ką iškovoja. Sėkmingas, matai, sako, buvo, kaip geras krepšininkas buvo. Tai va, supratė, gal dar galima pažiūrėti internete, dar pažiūrėti vaizdai. Gal daugiau mes čia rasim jo nuotraukų. Ir geresnius rakursus galėsim dar pažiūrėti, kad dar lengviau geriau būtų galima apibūdinti. Bet va šitos dalykus, ką aš jau pasakiau, supratė, iš savo, sakykime, kas čia dabar? Tai galiu pasakyti, kad greičiausiai čia esmė jau bus čia, ką pasakiau, tame, supratė. Jo. Ir suprantate, kas yra? Apie vadinamą čia tipo veidotyrą yra. Ta vadinamoji veidotyrė, kuri populiarinama, aš jau apie tai biškai buvau kažkur užsiminęs, jinai didžia prasme dažniausiai yra visiškas feikas. Visiškas kliedesys, ten iš tų kažkokių detalių, mes čia kalbėjom su vienu žmogum irgi apie tai, ten tipo pagal vis ten kažkur buvo kažkokie mokymosi tipo veidotyros ir pasakojama, kad ten vyrai, su kurie ten turi tą žandikaulį, tokie, ten jau vyriški užtikrinti. Grina nesąmonė. Gyvenimas puikiausiai, dažniausiai, nedažniausiai, bet labai dažnai rodo, kad gali būti visiškai atvirkščiai. Žmonės, kurie atrodo tokia ščiuplinka biški veidelė, bet viduje būna tokie pipiriukai, nepalaužami. Tai visiškai netitinka. Aš pats asmeniškai esu matęs gyvenime begalį atvejų, kur tokie, tipo, su mačo bruožai, būna visiškai bailiukai, mykiai, visiškai, trizniukai, bailiukai,
pabėga, palieka savo moterį, savo panas būdavo, po jaunystėje būdavo, vaikystės kokias ten peštinės, muštinės, tarp bachūrų, tarp vyriokų, nežinai, ir pasilgė tiesiog gėdingai visiškai, žinai. Ir galiu pasakyti, begalė atvejų, kur, tokie truašnai, paprastesni vaikai, veiduko net iš visai, būna plininiai viduje. Taip kad ten spręs, ten aš tuos visokius, tai yra, ką vadinu, įduoti yra mano prasme, supranti. Aš matau, jaučiu tiesiog iš subtilių raiškučių, kuriuos aprašyti praktiškai yra neįmanoma. Kažkaip galima simboliškai aprašyti, supranti, pavyzdžiui, būna įkritę akytės, taip žvelgiančias. Bet tas turi būti, supranti, tas žvilgsnis, jis turi ne momentinis, o kaip gyvenimo būdo įspaudas. Kitas taip žiūri. Santykis su pasauliu iš to jaučiasi. Supranti, iš akių labai, supranti, iš manierų. Paskui dar, supranti, kas yra, iš manierų, intonacijų, iš viso sumos, viso to, kompas, jeigu jis įgūdęs turi tas, sakykim, pastiprintas nuskaitimo savybės, jau supranti, iš patirties, be didžiulės gyvenimo patirties, atitinkamą intelektą, to vadinamo empatijos lygio, supranti, tada tik tai prajauti. Ten, kaip ten aprašys, ten tokie lūpos, tokie brožai, ten, tai yra dažniausiai dėmesio nevertas nesąmonės. Turi realiai žiūrėti, matyti, prajausti, tai realiai žmogų. Dabar, pavyzdžiui, kokie nuotaikėlė iš jo aš akių, iš jo akių aš jaučiu, kad žmogui tiesiog trūksta šitą tokias kažkokius pastiprintas savimoningos gelmės vidinės. Nėra. Paskui, iš ko tu, kaip tu suprasi, pavyzdžiui, tą mamytės sindromą. Ant veido jis galbūt bus labai tau parašyta. Jį ant veido nuskaityti, nelabai įmanoma apskaitai. Bet iš viso sumos ir poelgių, visokių tatuiruočių, dakano. Iš poelgių dažniausiai, apie tai gali spręsti. Ką, dar pažiūrėjau nuotrauką. Čia kas turėsit pažiūrėti patys, plaukai nudažyti, kolkų prisidaryta. Tai gerai, galima sakyti, dabar sportas šiuolaikinis, jis ten didžiąją dalį viršau. Dėl to čia gal dar daro papildomus šitos visokius atributus. Bet pažiūrėk iš to, krepšiai aikštutėje, pažiūrėk, kiek ten yra daugiau tų krepšininkų prisidarę tokių atributų. Tai įsivaizduok, kas dedasi žmogaus galvoj, vyro, ypač, jeigu sėkmingas, kuris visą kūną persidažo kažkokiais, kakofoniškais, psichodeliniais paveiksliukais. Jau, nebrandumas savaime, supranti. Taip, toliau. Dabar gičius, kaip man, jis ne psichozė užvesta, aišku, šitos tatuiruočių darymasis. Karsta nuotrauka. O čia da. Šiaip jo, jis gan blondiniškas, bet ten tose fotkėse matosi grinai pablukinti plaukai. Tai tokia tema, greičiausiai šitą versiją bus, supranti. Toliau sakom, žinai, kad vis tiek čia versija. Čia yra versija, greičiausiai šitą bus, supranti, dėl ko jis tai padarė. Tai yra, buvo ateistinio, materialistinio mąstymo žmogus, prašau galim sakyti, turbūt arti 100%. Ką tai reiškia? Tai reiškia, visos vertybės žmogus yra būtent šitoje realybėje, šitoje tikroji tada. Materialiam pasauliui, kūniškuose, žemiškuose dalykuose, visos vertybės ir reiškia visas prasmės. Toliau, tai mamytės sindromas greičiausiai, savarankiškumo nebuvimas, trapumas įdinis, pradėjo. Neteko, atsirado moteris, kuri įprasmino jo gyvenimą. Kas atsitinka, kai vyras įprasmina savo gyvenimą moterį?
Tai jis dėl jos pradeda kaip iš proto kraustytis, supranti? Moteris dažnai, ypač va, tokia kaip tokia, savarankiškai jau mačiusi gyvenimą, jau, nu, jinai nebemato jame vyrą, ten vaikas. Ten tarpusai vaikas, nu, kaprizingas dažnai, jautrus, supranti, kurie ir nu, nebeįdomu, nebėra pagarbos, autoriteto. Tada prasideda, žinai, kuo labiau jis pradeda jaust, nu, kad jis praranda pagarbą, tai yra tolima, tuo labai desperatiškiau dar jos bando kibtis. Nuo to jinai dar labiau nori bėgti. Ir baigėsi tu, kad daras nebepakenčiama, все, jis galutinai praranda autoritetą, ir все, jinai pasitraukia. Jis pasitraukia, jis praranda 100% savo gyvenimo prasmę ir nutarė baigti gyvenimą, nes jie taip galvoja, savižudžiai dažniausiai taip galvoja, kad taip problemą išspręsi, nėra manęs, nėra problemų. Dėja, taip nebūna. Mes pasmerkti amžinybėje.